Palyginome šias kameras 5 kategorijose ir kai kurie rezultatai mus nustebino. Pirmas raundas – jutiklis. Mission One Pro naudoja didesnį jutiklį, kuris teoriškai gali sugerti daugiau šviesos. Tuo tarpu Osmo Action 6 naudoja kvadratinį jutiklį, leidžiantį lengvai pritaikyti tą pačią medžiagą tiek horizontaliam, tiek vertikaliam formatui. Todėl šiame raunde po balą skiriame abiem kameroms. Antras raundas – diafragma. GoPro naudoja fiksuotą diafragmą, o DJI leidžia ją keisti priklausomai nuo situacijos. Tad ryškią dieną galime sumažinti šviesos kiekį, o prastesnėme apšvietime išnaudoti daugiau šviesos galimybių. Šį kartą balas atitenka Osmo Action 6. Trečias raundas – vidinė atmintis. Osmo kamera leidžia filmuoti net ir pamiršus SD kortelę, nes kamera turi vidinę atmintį. Tuo tarpu Mission One Pro visiškai priklauso nuo išorinės atminties kortelės. Balas atitenka Osmo Action 6. Ketvirtas raundas – filmavimas po vandeniu. Abi kameros gali filmuoti iki 20 metrų gylyje be jokio papildomo dėklo. Tačiau Osmo kamera papildomai turi spalvų temperatūros jutiklį, kuris padeda tiksliau atkurti spalvas po vandeniu. Ir paskutinis raundas – prieblanda. Abi kameros turi specialius filmavimo režimus, skirtus prastam apšvietimui ir naktiniams scenoms. Tačiau galutinį rezultatą geriausiai parodo ne techniniai duomenys, o pati nufilmuota medžiaga. O dabar paskutiniai 2 balai atitenka jums. Kuriai kamerai skirtumėte balą už filmavimą po vandeniu, o kuriai už filmavimą prieblandoje?